maži yra lengvi, kad visą pasaulį sukas aplink tą vaiką. Bet tai rizikingi yra. Mes turime išmokti išplėtinti mūsų akiratą. Sako, kad iki 70% mamų su mažus vaikus yra vieniši. Iš ko, jau kodėl vieniši? Dėl to, kad visada namuose su savo vaikus. Tai reikia iš tikrųjų ir saugoti save. Antra dalykas svarbu yra ne tik savo ruošime savo namą, savo aplinką, kur augs tą vaiką. Kaip ir jūs minėjo, iš tikrųjų su šūnams tai svarbu, o dar svarbiau su vaikus. Mūsų namai turi būti vieta, kur vaikai jaučiasi mylimi, vertinami ir saugus. Namuose turi vyrauti teigiamą nuotaiką. Jeigu mūsų namuose jausis įtempti, nedraugiški santykiai, netikėkite, kad vaikai norės ten būti, ar norės priimti mūsų siūlomas vertybus. Jeigu jūs žiūri, ką pasaulyje ieško, kodėl visai į kokią pramogus keliauja, į kino teatras, į dar kažkokią linksminimą, ką jie ieško? Malonumą. Jie nori gerai jaustis, ne? Kažkokie teigiami emocijas turėti. Aš čia yra turi būti Dievo duotų reikme. Mes norim jaustis gerai, linksmai ir ramiai taip toliau. Mes norim to teigiamą emocijas. O jei ten eina, kad tą paieškoti. O jeigu mūsų namuose yra ir zlum, ir piktum, ir sleginčiai, ar to vaikų norės ten būti? Ir kartais mes gal ypač didesniai vaikus pykstam, kodėl jie nori iškeliauti ten ar ten ar ten. Pirmiausia žingsnė, aišku, būtų žiūrėti, ar mūsų namai yra tokie, kur norėtų būti vaiką. Ir kartais mes kaip tėvams, gal mes kaip tėvams kartais viens kitam kažkokį įruslį sako, ar biškai prieštraujam, ar pykstam, bet mes suprantam, kad tai nėra rimta dalyko. Ta prasme, mes suprantam, kad aš ant vyras kažką piktai pasakė, bet aš žinau, kad jis žino, kad aš tikrai ne tik pykstu, kad čia praeis tą dalyko ir mes nepriimam taip rimtai gal to žodžius. Bet čia žinau, vaikus yra švelnesnė, jie yra galės nuoširdesnė negu mes suaugusiems. O kai jie girdi tarp mūsų tokie žodžius, jie priėmė daug giliau į širdį. Jam yra žymiai nemaloniau. Aš prisimenu skaudžiai tą pamoką išmokį su viena dukra, kur tikrai labai jautri. Ir vieną kartą mes skubėjom kažkur išeit, o jinai vis prie mane atėjo kažko nori sakyti. O aš žiūrėjau laikrodį, laiko nėra, tą reikia, o jinai vis ateina, mama. Ir galiausiai aš jai sako, netrukdyk, dabar aš užimta. Bet aš tokį griežtą balsą pasakiau. Ir jinai nuėjo į savo kambarį. Baigė viskas ruošta, atsisėdome į mašiną, važiuojam, o už kokią pusę valandą aš supratau, kad iš to vaiką jokio garso nėra. Jinai dažniausiai tokio, kalba pakankamai. Aš žiūrėjau, sako, viskas gerai, sėdė. Ir tada aš pradėjau mąstyti. Aš sakau, aš tau nuskaudinu, kai aš taip sakiau. Žinau, kaip aš ar jai pradėjau birti. O man tik širdį dūro. Aš iš mano neatsargumą, iš mano skubėjimą, to kelių žodžius, lyg aš net neėmė galvą, o jai kiek skausmo buvo. Tai aš galvoju, mes kaip tėvams, kaip suaugusiems pripratom kartais prie žiaurumų, prie negražių žodžių, prie tam tikrą elgesį. Ir mes esam gal kietaširdiškai kartais, o Dievas padarė vaikus jautresnį. Tai mes turime iš tikrųjų, aš suprantu, kartais vyras su žmona gal nesutinkim, gal iš tikrųjų reikia jau rimtų pokalbis, bet ne prie vaikų. Jeigu mes savo, gali sakyti, to nuotaiką nekontroliuojam, tikrai mes turim saugoti to vaikams. O jeigu to namą aplinkai jam netinkama, mūsų auklėjimo bus žymiai sunkiau. Apsukė savo šeimą tos dalykus, kurie tvirtino ir stiprintų jūsų vertybės. Kiek tai priklauso nuo jūsų pašalinti tai, kas joms prieštarauja. Žinoma, mes daug kalbam gal apie tą pašalinimą blogus dalykus, ne? Neturėti tą roko muziką, gal jis blogai, gal tas, bet mes mažiau akcentuojam, kiek svarbu yra gerų dalykus. Pavyzdžiui, muzika, kiek Biblija rašė apie muziką stipriai, kokie jis galingi dalykų yra. O jeigu jūsų namai yra ramiai, kokie džiaugu, kokie krikščioniškai muzika, ne? Kokie nuotraukos kur ką kabė. Aš prisimenu vieną mano dukrą, kai maža buvo, aš turėjau nuotrauką, kaip Jėzus laikė kūdikį ant kelio. Ir gal ne visiems priimtina nuotraukas su Jėzu, nežinau, bet mes tokie turėjom. O tas kūdikį, kur ant kelio laikė, labai kažkaip į dukrą panašiai atrodė ir panašiai amžių. Ir jinai jau tik kokį porą metukų, jinai suprato, kad jinai sėdė ant Jėzų kelio. Ir aš matydavau, jinai atsisėdė savo lovytę ir žiūrė tą nuotrauką. Vieną kartą negirdėjau, kaip kalba.
Aišku, kai išaugai, aiškinai, kad čia iš tikrųjų niekas nefotografuoja, čia kažkas piešia, bet supratau, kad to, ką jie žiūri aplink namą, su kuo mes jam apsupam, muzika, nuotraukas, kokį drabužį nešiojam, kokį kalbą mes aplink, kai šnekėm su šeima, ar mes kalbame apie kas ko nuo skrūdžių, apie žinus. Žinau, mūsų šeime mes su vyris kartais mėgstam aptart, kokie žinios buvo, kur badauja, kur keliauja, kokie politikai su ko supykė, kviško ten, Valinskienė su ko ten ir taip toliau. O supratau, gerai, mes kaip suaugusiems gal tikime to pokalbio, bet čia sėdam aplink stalą tokias diskusijas. O ką vaiko gauna supratimą? Tai aš supratau, kiek vertingiau būtų kitokios temos kalbėti prie vaikų, ne? Ar mes diskutuojam bažnyčią, kad mokslo labai ilgas, taip toliau, žinai, nesutiko su tas, su ta. O dabar norim, kad vaikus mielai eiti į bažnyčią. Žinok, ausis didelį turime vaikai. Vaikai yra ypač jautrų savo aplinką. Jie sugebė greitai išmokti ir kartoti tai, ką jie mato. Jų smegenys formuosi ir struktūra keičiasi pagal jų aplinką. Ir čia aš noriu šiek tiek iš biologinę pusę, jums jeigu turi kantrybę, parodyti, kaip vyksta tą mokymo procesų. Kaip mes tampam tokie, kokie mes esam. Mes aišku žinom, kad smegenys sudarė to nervinė ląstelės. O vaikų nervinė ląstelės yra daug imlesnė negu mūsų. Už to jie gali tik daug išmokti per trumpą laiką, labai sugebė. Vaikų nervinės ląstelės yra ypač jautrus ir imlus aplinka. Viskas, ką jie mato, girdi, jaučias, paliks antspaudą ant jų smegenų struktūrą. Kaip jūs matote, čia tokia maža plokelis, kaip kažkokie plaukų iškištis, vadiname dendritų, jie sugebė augti daugiau ar mažiau. Įmanoma yra, kad viena nervinė ląstelė turės iki, sakykime, 20 000 tos dendritus ar jungčių, kur lies su kita ląstelė. O kai gimstų vaikai, jų pakankamai mažai yra. O keliauja informacija, kaip elektrų impulsų per tą ląstelę ir kiekvieną kartą jis keliauja, jis keičia tą ląstelę. Tai paprasčiausiai galės, mūsų informacija yra elektrų impulsų. Jeigu mes žiūrėtum giliau į smegenis, kaip jie atrodo, mes matytum, kad jie niekad nėra viena būsenė stovis. Jie pastoviai keičia, jie pastoviai juda. Pastoviai tos ląstelės ar plečias ar mažinas. Čia dabar animacija nebetikra, bet labai panašiai kaip iš tikrųjų yra. Galės, kad mūsų smegenis kaip didžiausiai kokie telefono ar elektro tinklą. Ir ką mes mastam, mūsų prisiminimą, mūsų emocijas, mūsų planai, mūsų judesiais, yra paprasčiausiai elektro impulsų keliauja per tam tikrą nervinę ląstelės. Ir emocijas lygiai taip pat. Mes galim, pavyzdžiui, siųsti elektrų impulsų dirbtinai per tam tikrą vietą žmogus smegenis ir staigiai jis prisimins kažką, kur jis galvoja pamiršęs, su visų spalvom kvepom. Galim kitą vietą smegenis dirgint, o tą žmogų jausis liūdesy, pyktis, dar kažkokią emociją iškels. Galėskai, viskas, ką mes matom, ką mes girdim, palikę savo antspaudą ant smegenis. Ar tai saugus, ar tą veiką. O skirtumas yra tokia, kad veikia to keitimas vyksta daug greičiau. Ir man bent padėjo, kai aš supratau fiziologiją, kad čia tos mintis, ką tą vaiką matė, ką jie girdi, kad jų iš tikrųjų pasikeitė smegenį po to. Pavyzdžiui, jūs dabar, kai klausit, vis tiek to informacija eina į jūsų smegenis per ausis ir jis keičia jūsų smegenų ląstelės. Nėra dalykos mūsų gyvenime, kur jų neikaitaliotų. Čia mes matom, kaip keičias to ląstelės. Kairė pusė tik ką gimęs kūdikė. Ir jūs matote, tos ląstelės tokie paprasti, dendritų mažai turi. Ląstelės veikia, bet jie dar nebręstų. Žinok, jeigu mes žiūrim skaičius, smegenų ląstelė kūdikė turi tikrai daugiau jų negu suaugusiems. Ir aš žinau, tada kėlė klausimą, kodėl mes šiek tiek laik atrodo gal protingesnė negu kūdikio, mes turime mažiau to ląstelę. Dėl to, kad mūsų ląstelės, kaip čia matot, pradeda vystyti. Jeigu mes žiūrim čia 2-3 metų, va ir taip toliau tęstis ir tolyn. Pirmą 3 metų yra kritinį laikotarpį, ypač greitai formuoja tos ląstelės. Bet to ląstelės, kur nenaudojama, jie yra išnaikintas. O tos ląstelės, kur gauna elektrų impulsų, jie yra patvirtintų.
Vieną labai paprastą pavyzdžiui ir gal baisų pavyzdžiui buvo padarytas su vaikus, kur akis biškai kreivė. Ir šio būdingi pas kūdikės, ne, kai maža vis tiek regėjimą prastai ir dažnai, kai jie kažką žiūri vieną kitą taip, išvažiuoja ne taip. O senų laikų buvo ten medicinės žurnalis rašyti tokį įvykis, kad kai kur žmonės nori pakeisti tą akytę, galvoja, jeigu uždengs vieną akytę, pastiprins tada kitą akytę ir nebebus kreivė akis. Ir buvo kelių žmonių, kur labai jauną kūdikį uždengdavo akytę ir palikdavo ilgai tas uždangalė neatidengtas. O jeigu mes žiūrim, kas su kūdikis, nervinė ląstelė eina nuo akių iki regėjimo centro, kur pakaušė yra. Tai kai gimstų, to ląstelės yra, bet jie yra va kaip ant kairė pusė, jie nestipri. Šviesa niekada neteko ant jų, jie dar nespėjo formuoti, dendritų mažai turi. Tai regėjimą prastai yra. Įdomi, kad kūdikį gali matyti maždaug metrą atstumą. Sakyk, nuo motina rankų, kai maitina iki veidą. Aš manau, čia nebereikala Dievas tai padarė. Svarbiausia, būtent to kūdikį, matyti savo mamą, ne? Jeigu laikė, jie mato veidą. O jeigu matytų visur, tai ir išsigastų, ir išsibloškytų ir taip toliau. Tai nebereikala tą yra. Bet šviesa tenkinant akį eina per to nervinę ląstelę ir kiekvieną kartą jis priverčia jų storėti ir auginti daugiau to dendritus. Tol, kol iki metukų jau tau veikia viskas matyti kaip ir mes. O kai uždengia akytą, šviesa ant jų nebepateko. Nervinė ląstelė nebegavo elektrų impulsų, o smegenys protingi yra. Jie pradeda šalinti visų to ląstelės, kur nenaudojama. Va tai ir pašalinė to ląstelę. O kai apdengia to akytę, veiko nieko nematė ir visą gyvenimą tos vaikučius lieka aklė per to akį. Dėl to, kad iš vis buvo naikintas tos ląstelės. Gali sakyti, tai yra baisų pavyzdžiai, bet taip vykstų ir su daug dalykos. Pavyzdžiui, mes žinom, kad jeigu iki metukų negirdės tam tikros kalbos, veiko praranda galimybę girdėti tam tikras garsas. Pavyzdžiui, mes kartais, kai mokinam užsienio kalbą kažkokį, mums labai sunkiai skirti porą garsus, mes negirdim to garsus. Dėl to, kad tos, gali sakyti, sugebėjimo mūsų klausos centrą buvo nekitas, mes negirdėjom. Tai viskas, ką mes nenaudojam, bus naikintas, o tas, kur naudojam, jis bus pastiprintas. Tai gali sakyti, čia tinka ir suaugusiems, ką mes matom, ką mes girdim, tikrai liks ant spauda mūsų smegenis, bet vaikų yra žymiai jautresnė, greičiau viskas išmoksta, greičiau ląstelės auga, greičiau jie naikinama. Dėl to, kokia bus ta aplinka, tikrai paliks, gali sakyti, net visam gyvenimą antspaudą, kokie bus to vaikų smegenis. Pavyzdžiui, mes žinom, jeigu vaikai išaugia namuose, kur yra smurto, kur yra daug baimė, dažniau aktyvuojas tą dalį smegenis, kur sako už baimę, kur gamina kortizolį, adrenalino hormonus. Jeigu taip yra kaip kūdikė, tą žmogų visam gyvenimą turės didesnį sritį smegenis, migdolinė kūną konkrečiai, kur sako už baimę ir nerimą. Ir tą žmogų visą gyvenimą turės polinkį būti baimingi ir nervuotas ir stresuojančių. Dėl to, kad vaikystė jam aktyvavo tą dalį smegenį. Šeškuoju tada, kaip svarbu, kaip tėvams, ką mes rodim savo vaiką, ką jie žiūri, ką jie girdi, ką jie klauso. Kadangi mes savotiškai tą mažą vaiką nulemiam, kokie dalį smegenis augs ir kokie bus naikintas. Dabar mes žinome įdomią dalyką. Anksčiau galvojom, kad pirmą 3 metų svarbiausia ir tada to smegenų, gali sakyti, perdirbimą, keitimą eina žemyn iki mirtis. O dabar pasirodė, kad yra antrą tokie vadinami auksinį laikotarpį. Maždaug, kai vaikai yra 11-12 kažkiek to metų, pradeda vėl tokį augimą šuolį smegenis. Vėl pradeda labai greit augti tos dendritus, labai greit ir naikinama ląstelės. Ir tai vyksta per visą paauglystę. Tai aišku, visą vaikystę yra be galo svarbu, bet jeigu nori išsiskirti, pirmą 3 metų svarbiausia ir tada per anksti paauglystę. Dėl to vyksta taip patį dalyką. Skirtumai yra tokie. Pirmą 3 metų, kas sprendžia už vaiką aplinką? Jo, o paauglystė? Čia kita reikala. Tai jeigu mes savo darbą nepadarėm per pirmą 3 metus, kai bus paauglystė ir patį vaiką daugiau atsakingi už savo sprendimus, bus sunkiau. Ant čia mes matom per mikroskopiją tikrų smegenų ląstelės ir kaip jie atrodo, gal kas yra jų matęs. Man vis jaukės tą aukščiausią ląstelę, dendritus vis kyšis nerandė savo, su ko prisijungti. Kiek ir smegenų ląstelė, kiek ir žmonių. Reikia draugų.
O čia iš apačio dabar matom, jau elektros signalai pakankamai stipriai eina. Tos ląstelės pasijungia. Gal čia yra informacija gavima, gal čia judesiai, gal čia tam tikra emocija. Fiziologiškai jie labai panašiai. Tas ir tas yra elektrų impulsų, tik skyrus per kokią ląstelę. Per vieną ląstelę mes prisiminsim, ką mes darėm vakar. Kitą ląstelę keliausim, mes josim piktą, kitą keliausim, mes kojas judėsim. O dabar aš noriu jums parodyti kitą ląstelę. Čia yra tik vienas smegenų ląstelė išryškintų. Ir jūs matot, kaip jis tokia plonytė. Čia būtų kažkokie įgūdžiai, kur tikrai nelabai treniruotas, nelabai kartotas. Bet jūs pastebėkite, kaip jis pradės turėti. Per jų eina elektrų impulsus. Kaip jis tam mirksai, vis eina elektrų. Ir matot, kaip tokie lemputės. Kiekviena iš to lemputė vadinasi yra sinapsų, kur jis jungia su kita ląstelė. Mes tik to kitą ląstelės nematom, kad jie neišryškintų. Bet man dabar, kaip jis pradeda apstorą. O mes žinom, kad už kartą, kai pradeda eiti elektrų per kažkokią ląstelę, jis yra sunkia. O po to kartojas, kaip stipresnė tampa. Pavyzdžiui, vaikščiama, ne? Imkit mažą vaiką, kaip jis pradeda vaikščioti. Pati pradžia nevaikšto, bet kojas spardė. Užtat mes žinom, nervinė ląstelė yra, kojas gali judėti, kontrolė jokio. Va vis tiek, einu to elektru. Va ir pabiškai spardam, ir to kojas pradė jau šiek tiek pastiprėti, to ląstelė storesnė. O dabar sakykit, kai jūs čia atėjate į pamaldus, ar reikia mąstyti apie kur kojas, kaip juda, kaip vaikšto? Ne, kažkaip jau automatiškai eina. Dėl to, kad mes treniravom, prisimena savo vaiką pirmą žingsną. Oi, tai tam jau nelengva tos pirmas žingsnis. Dėl to, kad buvo labai plona tos, gali sakyti, smegenų ląstelės iki kojyčių. Mes priėm, suntam elektrą, to, ko automatiškai vykstų, o mes tai vadiname įprotą. O dabar jūs tokį eksperimentą bandyk. Šį vakarą, kai jūs nusirinksit malvot, dėkit pieštukai ant grindų ir paėm su koja pirštų tą pieštuką ir parašą dėkim kažko. Aha. Nelengvai, ne? O kodėl? Mes turim nervinę ląstelės iki kojų pirštų, ne? O ko mes skyrim nuo to, kur, pavyzdžiui, televiziją matom, barokų koją ir ten valgė, piešia viskas su koju? Jo. Per mūsų tos ląstelės neėjo to elektrų impulsų. Mes kišim savo kojas į patogus batus ir tai vaikštam visą dieną. Tai gali sakyti, to principu yra lygiai taip pat ar čia fiziniai dalyko, ar čia informacija išmokima, ar čia emocija kažkokį išreiškia. To dalis, kur treniruojam, jie išaugs. Tos, kur netreniruojam, jie neišaugs. Dvasinė vertybės iš tikrųjų yra neįgimtos, bet įgytos. Čia aš ne teologija, bet pakankamai aišku, Biblija kalba, kad žmogus gimstų su laisvą pasirinkimą. Ir to meilė Dievo, tos charakteris, viskas yra iš tikrųjų ugdytos. Jeigu norime, kad mūsų vaikas išmoktų, mylėtų Dievą ir atspindėtų krikščioniškai charakterį, mes turime nuolat mokinti ir modeliuoti tos vertybės ir savybės. Jų aplinka formuos jų smegenų struktūrą. Dievas gali paliesti jų širdis tik taip ir jų protą. Dievas tikrai gali daryti stebuklus. Ir mes patys to gal ir pajautim, kad Dievas, kaip žaibą kažką pakeitė. Bet dažniausiai Dievas veikia per tos gamtinų taisyklės, kur jis patį kūrė. O patį Dievas padarė mūsų smegenis būtent tokį. Ir aš supratau, kad tai turi pamatų vaikų auklėjimo. Mes turim suprast, kad to, ko jie matė, to, ko jie girdi, to, ko jie kartojas, tai po biškį pakeis jų smegenų sugebėjimai ir tai nulems, kokie žmogeliai bus. Jeigu namuose yra maldas, jeigu yra skaitiniai, jeigu yra meilė, jeigu yra gražiai žodžius tarp viens kitam, būtent to įprotis formuos to vaiką. O jeigu ne, tai jie vis tiek pradės kitų ląstelės stimuliuoti. Ir čia, kai mažą vaiką, labai daug priklauso nuo mūsų sprendimo. Ir iš tikrųjų galiu sakyti, tada svarbiausia dalyko yra to laiko, kai mes praleidžiam su vaiką. Jeigu tą vaiką labiausiai kompiuterį žiūri ar televiziją žiūri, gali sakyti, tą televiziją ar tą kompiuterį taps kaip didžiausia antspauda auklėjimą tą vaiką. Labiausiai, ką jie matys, tą jam ir paliks to stimuliuojama tam tikras ląstelės. O jeigu mes norime iš tikrųjų vaiką auginti kaip krikščionį,
Ir aš manau, kad kiekviena iš mūsų, kaip tėvams, turi lygiai taip pat troškimą. Mes turim troškimą, kad mūsų vaiką mylėtų Dievo, būtų išgelbėtų, aišku, kad išaugtų, sugebėtų susitvarkyti savo gyvenimą. Mes to noras visą turim taip pat. Bet tada, reiškia, mes patys turim ir įdėti labai daug ką. Ir čia ilgas sąrašą, bet ką noriu sakyti, nieko neatstovaus mūsų laiko su vaiku. Ir iš mano patirtis stipriausiai dalykų yra gal ir dirbant kartu su vaiku. Lengvai yra, kai mažą vaiką yra duoti kokie žaislukų, kažkokie filmukų, kažkokie, kad užsiimtų mums palikę ramiai ir mes galim darbuotis. Bet tada mes prarandam galimybę tą vaiką formuoti, tą vaiką mokinti, tą vaiką mylėti iš tikrųjų ir pažinti. O jeigu mes išmokstam kartu dirbti, žinok, aš beveik visada, kai dirbu, turiu vieną vaiką sėdint ant spintos šalia. Salato pjaustė, va tai duok, nebus tokį gražų salatą, sudingo, bus agurkai visokį gabaliukas, bet kiek džiaugsmą teiks. Jeigu duonai minkė, duok kažkokį gabaliuką, žinau, gal ir atsidurs ant grindų, bet vis tik tą vaiką labai džiaugės. Žinau, ką mano vaiko labai džiaugia, kai mes važiuojam pas babą. O žinai ką? Jinai visada turi kažkokią veiklą. Ir zepeliną gamina, ir blynų gamina, ir daržą ravėjom, ir atsinešim pupelės liukštent į virtuvę. Ir yra kažkokia veikla. Ir jie labiausiai to mėgstų. Vaikų, jeigu nedirba kartu, kai maža, kai bus paaugliai, paprašyk, kad ravė daržą ar išnešukščių nepanorės. Bet kažką įdomi, kad maža vaikų nori kartu dirbti. Va tai reikia naudoti tą progą. Dabar mano 2 didesnė mergaitės vis turi nešti malko į mūsų išmalkinę. O tą mažiuko 3 metų, galės viso kokį trukdymą. Po kojas tą malkos metį, kur nepriklauso. O jie nenori ją priimti kartu, bet iš tokio, jeigu dabar neleis jie nešioti malko, o po porą metų kaip reikalaus, kad kartu nešiotų. Tai sakyčiau, tikrai bandykit dirbti su savo vaiku. Valgymą laiko. Žinok, yra organizacija Europos Sąjungų kurtis, kur vienintelį tikslai yra skatinti šeimoms kartu valgyti. Gal juokingai skamba. Pasakysiu, statistiškai tik tai 20% šeimų Europos Sąjungų valgia bent kartą per dieną visą šeimą kartu. Mes skubam, mes laiko neturim. Mes pripratom kažką valgyti prie televiziją, greit sumuštinę, kol išvažiuojam dar kažką ir kiekvieną kažkaip savo. Ir mes prarandam to laiko iš tikrųjų kartu. Valgyme nėra tik maitinama, tai yra laiko, kai mes galim bendrauti, pakalbėti, pabūti su to vaikus. Tai valgyti turim visą, tai vien skirkit tą laiko kartu. Žais kartu, kartais tai reikalauja, kad mes savo išdidumą nuleisim. Labai mano vyras tą sugebė. Jis gali su vaikus taip žais smagu, žinok. Jaunas, kad kas sakys, kaip čia suaugusiai vyru šokinė ir ropoja. O kiek vaikus patinka, kad gali tepti kaip vaiką, kad gali su jų pažaisti, kad gali su jų lelės, kad gali jų panešuoti ir daryti to, ko jie mėgsta. O malda kartu irgi supratau, bagada svarbu, kuo mažai pač mokink melstis. Ir aišku, vaikams įvairiai yra, pastebėjau, pas mus namuose būdavo tokie gundimai, kai meldžiamės prieš einami, ačiū, kad turėjom gerą dieną, gerą miegą, sudie, amen. Ir kitą vakarą, ačiū už gerą dieną, duok gerą miegą, ačiū, sudie, amen. Ir kitą dieną, ačiū už gerą dieną. Ir aš pradėjau palauk. Kažkas čia ne taip. Tai mūsų name mes tokį kaip eksperimentą darėm ir labai patvirtinam. Mes turim tokią žvakę. Ir pirmiausia, mes deginam tą žvakę, duoda tam tikrą aplinką, ne? Tokia pagarbė jausmą. Ir tą žvakę tik deginam per maldų laiko. Po to mes turim krepšelį ir patį vaikus surašę visokią maldą prašymus. Už gyvalėlį, už močiutį, už senelį, už kaimynų, už ką tam, už mokslą, už mokytoją. Į visą tą lapukus dėti tą krepšelį. O tada mes visai klaupiamės aplink tą krepšelį ir ištraukam po vieną lapukį ir taip aplink ratą vis meldžiamės tol, kol nėra to lapuko ar nebėra laiko. Ir žinok, ne to 3 metukų. Ištrauk lapukom, nesvarbu, kas ten rašytų. Sugalvoju, kas ten yra rašyta. Ir irgi aš supratau, kad tikrai turi būti Dievo labai miela yra girdėti iš tokio mažo vaiką, kad jie kažko sakė, nesvarbu, ką jie sakė. Tai yra tikra malda. Ir to laiko kartu iš tikrųjų tampa labai brangiam. Mokytis kartu, kalbėkim kartu, kartais reikia ir verti kartu. Vienžudas mes reikia kartais iš tikrųjų labai daug laiko ir labai buvo pasiruošę būtent to veikų lygo. Ir dabar matau, kad jau mūsų laiko baigia.
Ir jeigu turi kažkokią diskusijos klausimas, jeigu jūs gali likėti jau ir mes po to, kur buvo rašyta diskusija, mes iškelsim po to. Bet pagrindinė noriu, ką jūs prisimintų, kad tikrai svarbu yra paruošti patį save. Turėk laiko su Dievu, turėk laiko savo, kad mes galim tikrai parodyti gerą pavyzdį. Aš įsivaizduoju, kad tai yra patys turbūt sunkiausiai dalyko, kad mes patys būtum tokie, kokie mes galim. Aš vis žievuosi, kaip Paulius rašė, pamiršo kokią vietą ir jis sako, sek mane, kaip aš seku Kristų. Aš galvoju, wow, kad aš sugebėtų tą pasakyti, kad mes galim savo vaikų sakyti, daryk taip, kaip aš darau, būkit tokie, kaip aš esu. O čia žinau, kad taip sugebėtų sakyti, tikrai reikia mums Dievo malonė, daug laiko su Dievu. O antrą dalyką, apžiūrėti savo namą. Ar jis yra ir iš nuotaikų, ir iš atmosfyrų, iš to, kas groja ant radijo ar televiziją, to, ko mes norim, kad vaikų turėtų. Ir čia tokie apmąstymai, ko valgėme eilutę. Įsidėkite šios žodžius, ir čia aišku, mes žinom, kad buvo kalbama apie visi tos įstatymus, kur Mozė davė izraeliečiai. Įsidėkite šios žodžius į savo širdį ir sielą. Nešokite jos kaip ženklą ant rankų ir ant kaktos. Mes žinom, ant rankų reiškia tą, ką mes darom, ne? Daryti to, ko tikrai tikimės. Mūsų žodžiais tušia, jeigu mūsų rankos kitaip. Ir ant kaktos, mūsų mintis, ką mes mąstam. Jeigu mes norim, kad vaikai išmoktų būti dosni ir taip ir dėkingi ir taip toliau, ką mes mąstam, kokie mūsų protas. Tai pirma, mes turim dėl save žiūrėti. O antra, mokinkite jūs savo vaikus. Tai yra tik antras žingsnis. Kalbėkite apie juos, sėdėdami namuose, eidami keliu, guldėdami, kelėdamėsi, užrašykite ant savo namų durų statų, ant vartų. Ką čia nori sakyti? Nori sakyti, kad tikrai neužtenka, kad mes kartą per savaitę kokią bažnyčią einam, kad mes prieš einant miegot, gal kokį minutę skirim maldą ar dar kažką, kad to mūsų santykis su Dievu, mūsų religija vidina, mūsų dvasiškingumą, gal geresnės žodis, turi būti kiek įsmeigtas į mūsų gyvenimą, kad to vaikų kvėpuoja to dvasinį vertybės. Kad kai mes kalbam, kai mes vaikštam, kad mes apie to dalykus prisimenam. Kai mes vaikštam gamtoj, pasakyk vaikus, žiūrėk, ką Dievas padarė. Man taip patiko prieš kelių dienų su savo mažiausiais ėjom vaikščioti ir labai pradėjau čiulbėti, žinai, dabar paukščius ant pavasarį. Jis man sako, tu žinai, sako, ką paukščių dainuoja? Aš sako, ką? Sako, Dievas myli mane, Dievas myli mane. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, to amžių, jie supranta Dievas labai asmeniškai. Man viena dukra praeitą savaitę piešė nuotrauką, jinai visada tam piešė kažką spalvinį ir dovanoja kažkam. O aš radau jau ant jo stalčių vietas, jinai man nedavė. Ir žinai, ką ten rašė? Labai gražiai spalvintų buvo Jėzus su veikučius. Ir jinai, taip prastai rašė, bet buvo rašytas, Jėzu, čia tau, aš tave myliu. Žinau, galvoju, kaip vaikus sugebė nuo mažins tokį tikėjimą, kur mes neturim. Bet tai įmanoma tik tai, jeigu mes jam duodam galėsi kasdien, kas kažkiek valandų prisiminimą, kad tai yra tikra dalyko mūsų gyvenimo. Va, tai užtiek ir linkiu gerą pietų. Ir jeigu galima, aš gal baigsiu su malda. Brangus Dievas, labai noriu tave padėkoti už tai, kad tu mums duodi privilegiją turėti tos vaikus. Kad tu mums jų dovanoji ir mes norim kaip tėvams prašyti Dievo tavo išmintį, tavo artumą, kad mes galėtum vieną dieną vesti į dangų kartu to vaikučius. Ir mes norim prašyti Dievo už kiekvieną žmogų ir kiekvieną vaiką, kad mes galėtum turėti to išmintį iš tave. Jėzus vardu. Amen. Amen. Amen.